Labas vakaras, futbolo gerbėjai, pradame tiesioginę transliaciją iš Armėnijos sostinės Jerevano. Čia UEFA Europos lygos vakaras mūsų laukia. Šiandien čia vietos Jerevano Pjunikas susitiks su Vilniaus Žalgirio komanda ir tai yra UEFA Europos lygos kvalifikacijos etapo, antrojo kvalifikacijos etapo dvikova, atsakomosios rungtynės. Čia štai toks smūgis. Vartininkas antroji bandymų kamuolį gaudo. Va čia Armantas Vitkauskas. Bravo, bravo Armantai, šaunuolis. Čia jau gali būti pavojus, negalima leisti smūgiuoti. Vitkauskas dar kartą šaunuolis. Dabar jau pavojingas epizodas, čia perdamas ir čia jau pavojus, reikia gintis vyrai, kas darosi. Smūgis ir ačiū Dievai, viskas baigėsi gerai. Čia jau dar vienas momentas ir ne visai teisinga, mano nuomonė, dabar sprendimą pasirenka. Čia jau Leliuga grumėsi. Dar vienas smūgis, geras smūgis ir kiek nedaug trūko, kad būtume pamatę iš ties labai gražą įvartį. Futbolos aikštelė perdamas neblogas. Ir ten vartininkas kamuolį gaudama bus Žalgiris ką. Vieną kėlinį atsilaikė. Rūsmingai laikėsi būtent to žaidybinio plano. Dabar jau pavojus ir Vitkauskas. Dar kartą gelbsti mūsų komandą. Dabar Šverliuga perėžais kaip saugas. Čia vienas prieš vartininką. Momentas. Vitkauskas. Nepavyksta gelbėti komandos ir 0-1. Ir 0-1. Mano Janas. Smūgis iš toli Vitkauskas. Čia Bilinskis. Jo smūgis, rikošetas ir kampinis. Nuostabus žaidėjas. Visą laiką prieš kelis varžovus žaidžia Papikijanas. Vitkauskas. Čia šūvis. Į Vitkauską. Desantis Velička super žaidė. Pabando štai taip. Nestandartinis sprendimas, tai nėra blogai, aš sakyčiau. Prarasti nėra ko, dabar reikia užpulti 2 prieš 2. Velička į dešinį kraštą. Velička lieka atsitraukęs čia. 1 prieš 1. Klaipėdų judesiai, galima smūgiuoti. Velička. Griūna Velička ir baudinys. Super, super, Andriau. Myliu tave. Aš tikiu Mantas įmokė. Pamatysim. Mantas Kuklys. 1-1. Ir Žalgirio komanda viena koja kitame etape. Čia pavojus ir Armantas Vitkauskas neklysta. Ir rungtynės baigėsi. Sveikinimai Vilniaus Žalgiriui 1-1 čia su Jerevano Pjunik komanda. Namuose Žalgiris laimėjo 2-0 serijoje. 3-1 ir Žalgiris patenka į trečiąjį UEFA Europos lygos etapą.